Čia mano senasis valdymo pultas, tai pasiliksiu atsiminimui, nes naudojau, nežinau, 10-15 metų. Po to nusipirkau šitą naują fotabą, aparatūrą, bet pravažiavęs 1-2 varžybas tiesiog supratau, kad reikia daryti pauzę. Tai dabar reikia nusivalyti dulkes. Valdymo pultą išblizginau, dar net matom lipdukai nenuklijuoti gamikliniai. Dabar dedu pakrautą kumą, maišau kurą ir dedu imtuvą į modulį. Imtuvas. Taip, dabar gerai būtų nespainiot. Čia turėtų būti, atsimenu, gal antras kanalas. Čia tegu būna pirmas ir čia tegu būna maitinimas, tarkim. Ne, tada ne šitai bus visgi. Čia bus sukeisiu vietom. Ale, neatsimenu jau. Šitą mašiną naudota yra max 2 kartus. Galvoju, kodėl neužsikūrus. Taip, įjungiu valdymą, įjungiu imtuvą, darots čia. Taip, supainiau. Ten, kur gazas, ten ratus sukioja. Dabar sukioja gerai. Bet atvirkščiai, kur gazas ten stabdis, suku į dešinę, sukas į kairę. Na, lyg sureguliavau į dešinę, kairę gražiai suka dabar. Gražiai veikia ir gazas. Gazas. Stabdis. Karburatorių pradarinėja. Gerai, elektroniką pasiruošiau. Pats metas dabar supilti tepalą. Pilsiu į 2,36 litro 95 maždaug mililitrus. Tai kitaip tariant visą buteliuką. Gerai, dabar gerai išmakaluoti reikia. Op, visiškai nėra. Jau viską išvalęs buvau. Šiaip, koks planas dabar yra, tai pavažinėti su ją, prisiminti senus gerus laikus, kai buvo fainai. Ir toliau mašina bus pardavinėjama, nes jų turiu dar daug kitų. Tai čia jos yra išdėliotos, tai sekančia galbūt, jeigu prasiduos šitą, mėginsiu šitą, galbūt nitro užsikursiu, galbūt elektrinės, na žiūrėsiu, kiekvienam filmuke vis kitą pabandysiu panaudoti mašinėlę. Nu ką, bandom įpilt. Gerai, užtenka jaučiu. Pripumpuoju karbą. Eina ir per šlangutės jau. Galima bus pabandyti užkurt. Gerai, kiek prisimenu, patsosą nuleisti žemyn. Tada gazą visiškai sklendę uždarau. Ir bandom kurt. Bandysim mašiną karjerę, keliukas čia superinės.
Gali pakomentuoti po važinėjimuose. Žiauriai smagu, tas benzinas tiek emocijų suteikia, kad wow. Užtenka 5 minutės prasidėti, atrodo, patyrė visko tiek daug. Tik tai vat valyti reikės nemažai. Bet galima nevalyti, mes tiesiog garaže kitą kartą vėl užsikurt. Bet emocijos. Bet man patinka, kad parduotuvėje būtų gražiai atrodantis daiktas, tai reiks valyti. Beje, bet teks. Čia dar koks kilas mažiausiai smėlio ant jos. Na kągi, po pasivažinėjimo reikia viską švariai išvalyti. Vieno rato tik tai neatsuku, neturiu normalaus įrankio. Tai su šepečiu pravalysiu čia viską. Čia gal truputėlį sušlapinsiu ir vėl bus kaip nauja.